16 uždavinys. Taigi duotos dvi funkcijos f nuo x lygu x kvadratu ir g nuo x lygu x plus 1. Tai yra kvadratinė ir tiesinė funkcijos. Ir dabar pirmoje dalyje reikia sukonstruoti štai šitokią sudėtinę funkciją ir apskaičiuoti jos reikšmę, kai x yra lygu 1. Na ir dabar rašykim nuosekliai, tai būtų h nuo taške 1 arba funkcijos h reikšmė, kai x yra lygu 1. Ir tada čia nuosekliai rašau, tai būtų funkcijos f reikšmė, kai argumentas yra funkcijos g reikšmė taške 1. Tai dabar galima atskirai pasiskaičiuoti, va štai funkcijos g reikšmė, kai x yra vienetas. Atskirai, kad nebūtų painiavos, tai tada 1 plus 1 yra lygu 2. Ir dabar įsistatau tai, ką gaunu. Tai būtų funkcijos f reikšmė taške 2. Žodžiu, čia įsistačiau 2, tai ką apsiskaičiavau. Ir tuomet imam ir apskaičiuojam funkcijos f reikšmę, kai x yra lygus 2. Tai tiesiog 2 pakelta kvadratu. Ir 2 pakelta kvadratu yra lygu 4. Taigi pirmosios dalies atsakymas yra 4. Dabar reikim prie antrosios dalies. O čia reikia mums sukonstruoti štai šitokią sudėtinę funkciją. Tai yra funkcija g, kai argumentas yra funkcija fx. Tai dabar imu šiek tiek rašau paprasčiau. Vietoj funkcijos g argumento rašausi x kvadratu lygu 2. Taip, dabar žiūrim, ką funkcija g daro su savo argumentu. Jinai tiesiog prie argumento prideda vienetą. Tai čia būtų tiesiog x kvadratu, žodžiu, vietoj x stataus x kvadratu, pridedu 1 ir tai yra lygu 2. O dabar jau gavom elementarią kvadratinę lygtį, kurią tikrai nesudėtinga išspręsti. X kvadratu yra lygu vienetą keliu į kitą pusę lygu 1 ir x1 būtų minus 1, x2 būtų lygu 1. Taigi, antrosios dalies atsakymai yra x minus 1 ir x1.